Sveiki! Šiandieną maisto klube aš ne viena. Sveikinuosi su maisto tinklaraščio Kitchen Obsession autoriumi mano kolega Pauliu. Sveikas, Pauliu. Labas, Ilona. Paulius pasidalins puikiu kibinų receptu. O jeigu, Pauliu, man leisi, tai aš ir padėsiu. Kibinai yra gerai žinomi visoje Lietuvoje. Daugeliui jie asocijuojasi su Trakais. Su Trakais todėl, kad juose iki šiandien gyvena dar karaimai. Trakuose šiandien galima rasti labai platų kibinų asortimentą. Su jautiena, su aviena, su kiauliena, su vištiena ar net daržovėmis. Man labiausiai patinkantis yra kibinai su kapota vištiena, tad juos šiandien ir pagaminsiu. 10-15 kibinų reikės. Priklauso nuo kibino dydžio. 500 gramų miltų, 4 kiaušiniai, 200 gramų sviesto, 100 gramų grietinės ir žiupsnelis druskos. Įdarui 1 svogūnas, 500 gramų vištienos filė, apie stiklinę kefyro, 200 gramų fermentinio sūrio, druska, pipirai. Ilona, ar padėsi man paruošti kibinams įdarą? Mielai. O ką aš turėsiu daryti? Vištieną supjaustyti reikėtų stambiai. Svogūną ir sūrį supjaustyti kubeliais smulkiai. Viską beriame į dubenį, pamarinuojame druskoje, pipiruose ir pilame kefyro. Supratau. O aš tuo tarpu pasiruošiu tešlą. Miltus suberiame į dubenį, sviestą supjaustome kubeliais. Suberiame sviestą į miltus. Ir viską rankomis išminkome. Nepersistengiame, turi likti sviesto gumbulėlių. Į kitą indą įmušame 3 kiaušinius. Viską išplakame. Supilame 100 gramų grietinės. Ir vėl viską išmaišome. Beriame žiupsnelį druskos. Vėl viską išmaišome. Kiaušinio ir grietinės masę supilame į miltų masę. Ir viską rankomis išminkome. Tešlą minkome tol, kol nelips prie rankų. Gerai? Tai aš sunaudojau ne visą kefyrą, dar šiek tiek liko. Taip, bet tai čia ir stiklinė yra didesnė, tai apie stiklinę. Pasiruošėme tešlą ir įdarą. Tešlą dedame į dubenį. Dengiame plėvelę, kad neapdžiūtų. Ir statome į šaldytuvą 1 valandai. Barstome ant lentelės miltų.
ir tešlą susipjaustome vienodo dydžio riekelėmis. Ilona, ar galėtų man plakinį padaryti kiaušinio? Kiaušinį išplakti su druska. Taip. Kiekvieną tešlos riekelę susukame, kad gautųsi gražus blynelis. Paplojame. Ir iškočiojame. Tai padarome su visomis riekelėmis. Ant iškočiotos tešlos riekelės dedame po kupiną šaukštą įdaro. Užlenkiame. Sutvirtinam galus ir sukame. Aukščiau pakel. Pauliau, tai dabar kibinus man aptepti kiaušinio plakiniu? Taip. Gerai. Šauname į įkaitusią orkaitę. Puikus tavo kibinai, Pauliau. Labai gardžiai kvepia ir nekantrauju, kada aš galėsiu jų paragauti. Ačiū. Tai puikus patiekalas, laukiant svečių, norint nudžiuginti artimuosius ar tiesiog palepinti save. Puikiai tinka prie sultinio, daržovių sriubos ar tiesiog valgyti vienus. Skanaus. Dėkoju, Pauliau, už tavo skanius kibinus, už apsilankymą ir sėkmės tau tavo Kitchen Obsession ir gero kelio tau virtuvėje. Dėkui. O aš atsisveikinu su jumis ir susitiksime maisto klube.